Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Deresevičiūtė ir šiandieną mano svečias Paulius Gritėnas. Lietuvių filosofas, publicistas, dirba Vilniaus universitete rektoriaus profesoriaus Rimvydo Petrausko komandoje. Taip pat aktyviai rašo straipsnius ir komentuoja kultūros, politikos bei visuomenės temas viešoje erdvėje. Kitaip tariant, intelektualas. Labadiena, Pauliau. Norėjau sakyti, nieko nesumelavot, bet su intelektualu perspaudėt. Sveiki. Na, spustelti kartais visai neblogai. Tai bene svarbiausio fakto nepaminėjau, kad esate iš Panevėžio kilęs. Ir norėjau paklausti jūsų, ar Panevėžys buvo labiau tik atskaitos taškas, ar visgi jūs jį nešiojatės ir kaip savo identiteto dalį, ne tik žemėlapyje, bet ir dūšioje, kaip sakant. Panevėžys man labai svarbus ir aš tai nuolat konstatuoju ir Vilniuje nebijau būti ambasadorium Panevėžio. Ir man svarbus ir tas etosas vadinamasis, tai yra ta tokia kultūrinė tapatybė Panevėžio, kuri yra nevienareikšmiška, kuri turi daug įvairių istorinių klodų, kuri turi daug tokių mentaliteto, savitų bruožų, kurie gal nėra savaiminiai, ne tai, kad Lietuvoje nebūtų žmonių tokių, kokie yra Panevėžy, bet mes turim tam tikrų savybių, kurias patys iškeliam, turbūt sakydami, kad va čia panevėžietiški dalykai. Tai dėl to aš net socialiniuose tinkluose esu užsirašęs tokį prierašą šalia visų dalykų, ką aš darau. Panevėžietiškumas. Tai man atrodo visai svarbus dalykas. Aš apmastau kaip tą vietą, iš kurios pats kilęs esu, bet ir šiaip man artima ir kultūriškai artima, aš stengiuosi dalyvauti. Dabar vat šiandieną, kai mes kalbamės, pridaviau senvagiai komentarą Mindaugui Izokėnui apie Panevėžį vėl naujai pabandžiau pažiūrėti, tikiuosi, kad kažkam bus įdomu, kas perskaitys. Tai žodžiu, Panevėžys man tikrai svarbus ir jis, sakyčiau, net ir filosofiškai svarbus man, ta prasme, kad tu negali atsiriboti nuo to, iš ko ne tik tavo kažkokios filosofinės idėjas, bet ir asmeniniai prisiminimai kyla. Tai panevėžietiškumas gali būti kaip charakterio ar būdo bruožas, ar ne? Mes galim įsivaizduoti, kad taip įmanoma. Aš manau, kad tie žmonės, kurie iš Panevėžio, aš bent kiek sutikęs esu, ar tai mano karta, ar jaunesnės, ar vyresnės, jie mėgsta pabrėžti, kad yra iš Panevėžio ir kad tai yra kažkaip kokybiškai kažkas kita, laikysena, kažkokia kita reakcijos, kažkokios kitos būdo savybės, gal tam tikros, kurios ir susijusios su objektyviais dalykais. Panevėžys užgrūdina ta prasme, kad mes dėja neturim tokio pilno universiteto, mes turim kai kurios skyrius, aišku, ir kolegiją, bet tai reiškia, tu turi išvažiuoti iš Panevėžio, kad kažko pasiektum, tu turi sugrįžti, arba tu turi įsitvirtinti pačiam Panevėžy, tu susiduri su visa ta rajonų takoskyra, kiemų takoskyra, tapatybių takoskyra ir Panevėžy tai visai aštru ir reikšminga. Man atrodo, ne veltui iš Panevėžio yra nemažai ir komikų, ir rašytojų, ir muzikantų, ir šiaip žmonių, kurie, vienaip ar kitaip to Panevėžio tos erdvės buvo priversti ieškoti kažkokių pasaulio interpretacijų, kurios jos nuvedė tais keliais. Ir man jūsų frazė čia mes neturime, mes čia. Ir patvirtina, kad jūs tikrai Panevėžys dūšioje. Esate Vilniaus universiteto alumnas. Ar studijų aplinka buvo tokios savarankiško mąstymo kalvė, pateisinusi lūkesčius, gal net ir viršijusi? Ir kodėl kviestumėte studijuoti Vilniaus universitete? Aš nebuvau turbūt pats geriausias studentas, bent jau aš manau, kad aš neišnaudojau savo to potencialo taip, kaip galėjau, nepasinaudojau viskuo to, ko man davė tuo metu dėstytojai. Bet turbūt kaip sūnus paklydėlis grįžau jau kaip darbuotojas į universitetą, įgavęs patirtį žiniasklaidoje, viešųjų ryšių, kitose srityse. Ir man atrodo, kad tas sugrįžimas į universitetą jis patvirtino, kad visgi tas laikas, kad ir kaip aš jį laikau tokiu, tu ateini su dideliais lūkesčiais ir universitetas to privalo lyg ir juos pateisinti, bet nebūtinai taip turi būti, gali būti, kad tiesiog tam tikros žmogiškos patirtis, tam tikri konkretus dėstytojai, autoritetai, tam tikros sritis, kurias tu atrandi universitete studijuodamas ne tik savo dalyką, bet ir daugybę kitų,
tai tau labai padeda gyvenime, tu tik po to tai vertini. Čia iš esmės palyginčiau su sportavimu tam tikrų gyvenimo metu ar kitom panašiom veiklom, iš kurių tu gauni vėliau didelę grąžą. Tai universitetas, net jeigu tu galvoji tik apie karjerą ir galvoji, kad 4 metai, 6 metai, na gal 8 metai, jeigu mediciną aš prašoksiu ir aš tapsiu jau tokiu visaverčių žmogum, tai aš sakyčiau, tu klysti, tu visaverčių žmogum tampi, vat būtent universitete, ir tai yra atskaitos taškas tam tikras. Man atrodo, kad tam tikrą prasme studijuoti Vilniaus universitetą nereikia kviesti, nes mes matom stojimo... Prestižą savo turi. Taip, tai ta prasme, Vilniaus universitetas turi prabangą atsirinkti tos studentus, ar ne, tai, bet aš kvieščiau galbūt ta prasme, kad Vilniaus universitetas rektoriui kalbas rašydamas ir jis nuolat pasisakydamas pabrėžia, kad tai yra bendruomenė ir kad tai yra unikali bendruomenė su unikaliom patirtim. Niekur nerasi tiek daug įvairiausių protų, įvairiausių pažiūrų, kurių dalim tu gali tapti tam, kad išsiriškintum savo pažiūras. Tai vien ta prasme universitetas yra tokia unikali vieta, kur ta patirtis, man atrodo, suformuoja žmogų gyvenimui ir dažnu atveju suformuoja nuo teisingesnių kelių, negu jis nebūtų ėjęs universitetą. Jūs buvote Arvydo Šliogerio studentas, jam rašėte darbą apie Aristotelio filosofiją. Būdamas studentu, kas jūsų viduje patvirtino, kad Šliogeris ne tik tiesiog dėstytojas, o visiškai kito masto mąstytojas? Aš Šliogerio buvau susižavėjęs dar iki stojimo į universitetą, tai buvo iš dalies paskata stoti, kad jis taptų mano dėstytoju. Vėlesnis tas santykis, aš atradau savo tokį filosofinį kelią, tai kas man įdomiau, tai kas man patinka, ir tai nebuvo ta kryptis, kurią Arvydas Šliogeris dėstė. Aš turėjau garbės pas jį Aristotelio paskaitas lankyti, eidavau kai kada į laisvus kursus, kaip būdavo įmanoma. Man atrodo, kad Arvydo Šliogerio asmenybėje svarbiausias dalykas buvo tai, kaip jis stengiasi nuoširdžiai papasakoti žmonėm apie pasaulį, kokį jis mato. Ir tai, kiek jis sudėjo energijos į tai, kad jis atrastų tą savo filosofinį tašką, filosofinę perspektyvą, kuri būtų, sakyčiau, tokia įžvalgi ir pasakanti kažką mums net ir po jo mirties, ar dabar reiškinti kažką. Ta filosofija yra turinti tiek gilių klodų ir vien jau kalbinė prasme Šliogeris pats kūrė savo filosofinę kalbą. Čia filosofijos istorija yra unikalu, nes tie didieji filosofai, jie dažniausiai kūrė savo terminologiją, bet tai nėra tiek, kiek Šliogeris tai darė. Ir tai, kad jis tai darė labai profesionaliai ir įdomiai, man atrodo unikalu, bet bendrai paėmus, man atrodo tai, kad jo mintis dabar skaitant, kai aš kartais pasiemu knygą ir dabar pristatinėsim bulvės metafizikos idėjas tam tikras, tu paskaitai, paėmė, tu supranti, kad ta kritika veikli ir įveikia ir dar net veiklesnė dabartyje. Nebūtina su viskuo sutikti, kad galėtum žavėtis tuo, kaip žmogus taikliai diagnozuoja tai, kas mums dabar skauda ar ko mes nemokam patys žodžiais papasakot, bet jis mokėjo labai gražiai dar ir pasidalindamas su mumis naujais žodžiais, kuriais mes galime apie tai kalbėti. Autoritetingi dėstytojai tikrai palieka mumyse žymę, ir ką paliko jums? Galbūt kažkokią nuomonę kardinaliai pakeitė, vertybės kažkokias sustiprino, gal kažkokį automatinį jungtuką sukūrė, kad jūs tiesiog jau negalvodamas kažkaip darote, elgiatės. Ir dar, ar buvo dalykų, su kuriais galbūt, kad ir pradžioje nesutikdavot tyliai, bet paskui arba pasitvirtindavo, arba pasineigdavo? Kaip ir su visais filosofais, jeigu juos daugiau analizuoji, skaitai, tai visą laiką tas santykis toks audringas yra, tu arba sutinki, arba nesutinki. Tai buvo ir taip, kad aš iš pradžių nesutikdavau, dabar jau gal labiau sutinku, buvo ir atvirkščiai turbūt, kad aš tuo metu sutikdavau, dabar skeptiškai žiūri tuos dalykus. Man atrodo, kad tokia esminė pamoka, kurią aš išsinešiau iš Arvydo Šliogerio konkrečiai, yra tas jo stoiškumas, yra tai, kaip jis laikėsi, net jis buvo neatskiriamas nuo savo pažiūrų. Yra žmonių, kurie deklaruoja tam tikras pažiūras, bet tikrovėje jie bando nusimuilinti ar bando sakyti, tai čia ne man, čia kažkam kitam. Šliogeris buvo iš tų filosofų, kuris daugiau mažiau
nesakyčiau, kad gyveno taip, bet jis tiesiog visą laiką taip ir mąstė. Ta prasme, paskaitų šliogeris buvo ta pati šliogeriai, kuris skuta bulves virtuviai. Tai, man atrodo, ta unikali savybė, tas gyvenimas, filosofija ir tai, kad jis, nors šį laikomas tokiu niuriu, pesimistišku, kartais paburbėdavo, kaip normalu vyresniam žmogui, kuriam skauda dalykai, kuriam atsibosta galbūt kvailumas ar panašus reiškiniai. Bet kita vertus jisai visada laikėsi būtent tvirtai tam tikros pažiūros ir jis visą laiką gyveno tą filosofiją. Tai ir buvo laimingas, beje, reikia pripažinti tai. Man atrodo, kad šliogeris, nepaisant įvairių jo gyvenimo nutikimų ir tokių egzistencinių duobių ir panašių dalykų, kai jam sunku būdavo po knygų parašymo, jis pats deklaruodavo, kad visiškai išsikrauna, net iki nervinio išsekimo jį priveda tą minties temperatūrą, bet gyvenimo, man atrodo, taip sumoje jis buvo tikrai laimingas žmogus ir tas jaučiasi iš jo, pavyzdžiui, knygų dedikacijų, iš meilės žmonai, iš meilės vaikams, meilės gamtai, meilės šį pasaulį bendrai, nepaisant to, koks jis yra. Tai va šita pamoka man turbūt svarbiausia, kad tu gyvendamas teoretiniam, tam abstrakčiam filosofijos pasaulyje, kur kalbė apie idėjas, apie sąvokas, apie kontekstus, kur bandai apriepti visą žmonijos išmintį, tu gali atsisėsti ir tiesiog mėg dalykus ir žavėtis jais ir nepaleist to meilės ne tik išminčiai, bet ir kitam žmogui daiktų jausmų. Dabar trumpai pakalbėkime apie būsimo spektaklio premjerą. Tai labai iliustruoja, kad Arvydo Šliogerio filosofijos aktualumas labai ryškus ir šiandieną, ir režisierius, dramaturgas ir poetas Orestas Razumas, bei prodiuserė ir dramaturgė Marta Stankevičiūtė Teatre Menas kuria spektaklį Bulvės metafizika, kuris ir remiasi filosofo Arvydo Šliogerio kūryba ir Panevėžio kultūriniu kontekstu. Jūsų manymu, jaunoji karta ar geba suprasti, interpretuoti? Ką Jūs manote? Visos kartos geba suprasti ir interpretuoti, jaunoji karta taip pat. Aš kažkaip optimistiškai žvelgiu, man paradoksaliai nutinka tas, kad kuo aš labiau amžėju, tai aš vis su didesniu optimizmu žiūriu jaunesnes kartas, man atrodo, kad jose yra daug potencialo. Ypač kalbant apie Arvydo Šliogerio idėjas, tai nepaisant to, kad Arvydo filosofija reikalauja įsigilinimo, nemažai tokio susikaupimo ir įsileidimo ilgesnių naratyvų, kas šiai tokia jaunesnį kartai, kuri treniruojama būti greito dėmesio, greitų reakcijų karta, yra sunku. Bet tos idėjos, aš manau, Arvydo, ypač kalbant apie, taip banaliai pasakysiu, ekologinės, jos nėra ekologinės, jos labiau yra apie meilę konkrečiam daiktui, meilę konkrečiam medžiui, meilę konkrečiai upei, vietai. Tai šitos idėjos, aš manau, jaunimo tarpe tikrai yra labai populiarios ir veikiančios. Santykio su kitu idėja, man atrodo, irgi yra labai svarbi, tapatybių idėja. Gal tos tapatybių idėjos mums skleidžiasi, taip atrodo, politiškai tokioj keistoj aplinkoj, kur daug tapatybių nori, kad būtų deklaruojama, kad jos geriausios, kad jos visos turi turėti teisės ir panašiai. Bet man atrodo, kad pats tas kalbėjimas apie žmogaus tapatybę, apie jos formavimąsi, apie santykį su kitu, santykį su pasauliu, irgi yra Arvydo filosofija. Žodžiu, aš paprastai sakant, manau, kad ji tikrai prieinama, reikia nebijoti prisileisti. Juolab, kad tokios knygos kaip Bulvės metafizika, apie kurią kalbame ir kurio remiasi šiek tiek spektaklis, tai jos yra aforistinės, jos yra panašios į Nyčės kūrybą, tai tokia aforistinė trumpa forma, tokios pavienės įžvalgos, kurios, man atrodo, kurios galim skaityti kaip poetinės tokias išraiškas, tam tikrą prasme, tai ne tik filosofija, tai ir tokie žaidimai kalba, tam tikrą prasme, semantika ir panašiai. Tai tikrai prieinama, reikia nebijot, nes filosofija visose mumise glūdi, tik tai klausimas, anksčiau ar vėliau tu tą pastebėsi, ar tu pastebėsi, kad tau kyla filosofiniai klausimai po, nežinau, artimųjų netekties, pat ištinkančių ligų, ar po kažkokių džiaugsmų, ar kažkokių gyvenime atsivėrusių galimybių, tu vis tiek kažkada paklausi to filosofinio, o kokia prasmė. Ir tada, man atrodo, tie klausimai neišvengiamai ateis, tai kodėlgi nepanagrinėti jų
pasirengiant tom netikėtom aplinkybėm ar pasirengiant tai filosofiniai įtampai, kuri vienaip ar kitaip gyvenimo užgriūva. Kitų mano klausimų, nežinau, kiek toli nutolsim nuo filosofijos, tikriausiai ne, bet noriu paklausti, ką jūs skaitote, kas ant stalelio. Šiuo metu? Šiuo metu ir galbūt, nežinau, keletas knygų, kurios augino jūs, arba tarkim, visiškai netikėtai, jeigu pasakytume draugui, nepatikėtų, kad Paulius tokią knygą skaito. Okay. Aš labai chaotiškas skaitytojas esu, aš vienas iš tų, kur apsikraunu knygom ir nebūtinai jas užbaigiu, šokinėju nuo vienos prie kitos, skaitau kelias knygas vienu metu. Kai kam tai atrodo labai intelektualu, kai kelias knygas vienu metu skaitai, man tai atrodo toksai labiau negebėjimas iki galo susikoncentruoti, tai aš save dėl to baudžiu šiek tiek. Pastaruoju metu daugiau skaitau anglų kalba knygas, nusiperku kur nors užsienyje ar užsisakau, kas man įdomu. Pastaroji, kurią dabar rankose dar prieš ateidamas turėjau, Michaelo Fowley, tokio airio rašytojo knyga Absurdo amžius. Jis rašo apie dabarties įvairiausias tokias filosofinės perspektyvas, kaip mes gyvenam labai paradoksalioj visuomeniai. Aleno de Bottono Filosofinė paguoda, čia vėlgi anglų kalba tokios knygos. Visada sugrįžtu, pastaruoju metu bent jau sugrįžtu prie Byung-Chul Hano, kurio vertimus turim ir į lietuvių kalbą, Nuovargio visuomenės arba Eros agonijos, žodžiu, tokios pastarųjų dienų knygos, o apskritai tai yra tas toks rinkinėlis turbūt knygų, kurias banaliai sakant pasimčiau Negyvenamą salą, turbūt Roberto Muzilio Žmogus be savybių, tokia knyga iš paauglystės, kuri man įstrigus ir kurią vis pakartoju, kad man jinai patinka ir perskaitau, Jozefo Roto Radeckio maršas, išversta ir kažkada į lietuvių kalbą, turbūt reikėtų ir naujo leidimo, čia pasiūlymas leidykloms. Pastarųjų tokių dienų, paskutinė turbūt lietuviška knyga, kur iš knygų mugės specifiškai užsisakiau, norėjau turėti, tai Islandų sagos. Man kažkaip patinka skandinaviškoji kultūra, patinka skaitimas apie vikingų laikotarpį, tai Islandų sagas rekomenduočiau paskaityti, kai tiem, kurie ieško naujų mitologinių kažkokių tai pasakojimų, bet šiaip jie, man atrodo, labai egzistenciniai ir labai susiję su žmonių ypač šiuolaikiniu nuolatiniu ieškojimu, nuolatiniu klaidžiojimu ir bandymu susikurti savo namus. Čia taip filosofiškai susumuosiu, bet tokia knyga, kurią galėčiau reikia dabar pasakyti ir kuri turbūt nustebintų kai ką, kad aš skaitau Islandų sagas, bet taip. Ar yra tema, kurioje per pastaruosius 5 ar 10 metų iš esmės pakeitėte savo nuomonę ir kas tai lėmė? Kad taip iš esmės, tai turbūt nesakyčiau, kad visiškai apie kažką keičiau savo nuomonę, bet turbūt nemažai keitėsi nuomonė ir politikoje, ir socialiniai tikroviai. Turbūt didžiausias, sakyčiau, keli tokie dalykai. Tai pirma, aš tapau žymiai pesimistiškesnis dėl socialinių tinklų ir jeigu anksčiau būdavau neutralus, tai dabar aš manau, kad tai yra pakankamai galintis nemažai žalos padaryti dalykas, jei mes jo nekontroliuosim ir mes nedalyvausim jam sąmoningai ir labai kritiškai. Pasikeitė turbūt požiūris, čia mes truputį pasistumėsim politinę erdvę, bet pasikeitė optimistinis požiūris į demokratijos būklę Amerikoje, tai ir žmonių apsisprendimus turbūt apskritai. Turiu labai daug vilties dėl žmonijos ir labai tikiu žmonių gerumu, bet turiu tokių rimtų abejonių, kaip mes atsilaikysime artėjančių ir esamų krizių akivaizdoje, jeigu nepradėsim mąstyti globaliau ir jeigu nepradėsim galvot, kaip mums išlikti ne tik kaip kažkokiai konkrečiai tautai, individui savo tvorą aptvertoje teritorijoje, bet išlikti kaip žmonijai tam tikrų klausimų akivaizdoje, tai gal to optimizmą tą kurstau, bet to racionalaus matymo negaliu kažkaip paslėpti, kad mes nesielgiam, man atrodo, mes einam nuo solidarumo ir kažkokio globalių atsakymų kelio prie labai individualistinių ir labai savanaudiškų sprendimų.
nuo didžiausios politikos iki mūsų pačių elgesio su gamta, su kitais žmonėm ir panašiai. Bet vat jūsų požiūrį tokį dažnai kaltina COVID dėl tokio individualybės, atsiskyrimo, supratimo, kad galima vienaip ar kitaip išgyventi, nežinau, Na, aš manau, nesėtumėt. COVIDas yra, žinot, čia kaip, COVIDas buvo tas vadinamasis toks katalizatorius to proceso. Norėjau sakyti triggeris, bet gerai, kad laiku susigaudžiu. Katalizatorius to proceso. Aš manau, kad ta individualizacija, jinai vyksta, bet individualizacija pati savaime nėra bloga. Problema, kad mes turim vis mažiau instrumentų, kaip iš individualizacijos grįžti į pasaulį, kuriame mes kažkaip dalinamės, turim socialinius santykius su kitais, yra, kad būtų tų erdvių, kuriuose mes sustinkam su kitu, kalbamės, pasitikrinam savo idėjas, o čia yra problema. Nes kaltinti individualizaciją, tai taip pat kaip kaltinti per didelį masiškumą. Man atrodo, kad ir to masiškumo šis laikais yra labai daug, nuo masinės medijos iki, nežinau, masinių renginių, masinės kultūros, ypač masinės knygų leidybos. Atsirinkti, mokėti vaikščioti tarp individualumo ir tarp visuotinumo. To filosofija iš dalies bando išmokyti, bet man atrodo, to mums šiek tiek trūksta ir vat, aš turbūt daug vilties dėčiau, kad mes mokytumėmės to, ypač kalbant apie santykį tarp virtualumo ir tikrovės. Nueini į virtualumą, sugrįžk į tikrovę, pasitikrink, taip pat ir tikrovėje būdamas pasitikrink, kas virtualume vyksta. Bet žmonės nori vieno krypčio eismo, o ne sugrįžimų. O koks jūsų asmeninis filtras, padedantis atskirti svarbią informaciją nuo triukšmo šiandieninėje? Turbūt nėra tokio geras klausimas, čia dabar kaip geras pašnekovas pasakysiu. Dėkoju. Niekada nebuvau susimąstęs taip tiksliai. Turbūt iš dalies veikia intuicija, iš dalies veikia logika, iš dalies veikia kažkoks žinojimas, kas tau. Bet čia tokie užauginti dalykai jūsų savybės. Ir man atrodo, kad tą reikia daryti ir tos savybės užauginamos ne per tiesiog deklaruojant, kad kritinis mąstymas, pilietiškumas, tie dalykai turi turėti turinį. Tie dalykai turi turėti turinį santykėje su kitais žmonėm, nežinau, tu turi draugų, tikrų draugų, tu turi turėti kažkokias šeimą arba bent jau kurti tą šeiminį santykį, net jeigu taip nutiko gyvenime, kad nėra daug žmonių, bandyti kurti su kitais žmonėm, kurti socialumo kažkokius ryšius. Tu turi tikrinti ir tas, tokias šiuolaikinės virtualias ekosistemas informacijos, nuolat žiūrėti, nuolat kritiškai įvertinti, ta prasme kritiškai vertinti, kad ne tiesiog neigiamai vertinti kažką, bet tiesiog žiūrėti, kuri informacinė erdvė, kuri platforma dažniau tau pateikia tą, ne kuri maloni tau informacija, bet ta, kuri pasirodo esanti teisinga, vertinga, atliepiant iš tikrųjų tą pasaulį, koks jis yra. Tai aš nesu tikėtojas kažkokiais unikaliais raktais, aš manau, kad kiekvienas žmogus tikrina ir visa žmonės istorija ir nuolatinis tas ieškojimas tiesos. Turbūt svarbiausias dalykas, kad šiuolaikybėje mes turim labai daug pagundų neieškoti tiesos arba labai daug pagundų, kur mums patvirtina, kad mes teisūs, nesvarbu, ką mes darytumėm. Tai nepasiduot tai pagundai ir treniruotis turbūt išlaikant tam tikrus smūgius, kai tu esi neteisus. Pripažint, kad tu klysti, pripažint, kad tu nesi vertas visos pasaulio sėkmės, kad kartais kiti yra kažko verti ir panašiai. Tai tokia perspektyvinė mano pozicija būtų ir tikrai neduosiu jokio unikalaus rakto, kaip kad skaityti, domėtis, stengtis daugiau žinoti ir nebijot pripažinti, jeigu esat neteisūs. Tas margumas turbūt informacijos ir savotiška treniruotė, kai svarbiausia turbūt ieškoti šaltinio patikimo ir be abejo skaityti knygas, auginti tą svorį. Ja, svarbu, kad ta treniruotė nebūtų nuolatinė, nes yra nuovargis. Aš čia kalbėjau apie Byung-Chul Hano nuovargio visuomenę. Yra ta problema, kad mes turim labai daug žinojimo ir mes dabar esame apsupti ekranų, kurias įsijungia, mums prieinama visa pasaulio informacija praktiškai esama, ar ne, aš nekalbu apie visokius dalykus slaptus ar politinius dalykus ar tos, kurie vyksta dabar, bet šiaip tai yra prieinama, labai svarbu tą krūvį paskirstyti ir atsirinkti tai, kas yra svarbu. Tai nepervarkit, neužsivelkit informacijos tinkluos, išeikit, pakvėpuokit. Ir paskutinis mano klausimas, gal prisimenate gyvenime iškalbingą pavyzdį, kai kiaušinis moko vištą?
visas gyvenimas mano kaip kiaušinio stadijoje esančio, aš gal nežinau, gal aš jau tampu po truputį tą vištą, bet aš kol kas vis dar kiaušinį jaučiuosi. Tai yra tas iškalbingi pavyzdžiai įvairiausi, kurie tau vienaip ar kitaip pamoko, ar tai būtų kažkokia mamos močiutės kantrybė, ar tėvo ištvermė, ar kažkoks autoriteto tavo intelektas ir kažkoks atvirumas diskusijai. Mano darbas pats yra, aš atėjau dirbti VU rektoriaus patarėju būdamas 31 metų. Tai, buvo iš esmės, kad šiek tiek kiaušinis bandė padėti vištai, bet kiaušinis po truputį visą laiką šitoje metaforoje, kiaušinis yra kaip silpnesnė pusė ir jis lygiai negali kažko išmokyti vištos, ar ne? Bet man atrodo, kad mūsų gyvenimas yra nuolatinis tas judėjimas nuo tam tikros kiaušinio stadijos, kai mes mažiau žinome dalykų, kai mes esame tie, kurie dar laukia išsilukštenimo, kad ir kokia tai būtų, ar santykiai, ar darbas, ar kažkokią, nežinau, naują dalyką įmamės, ar ne, visą laiką mes nuo kiaušinio pradedam, tampam vištomis ir vištos tame procese irgi šito mokosi iš kiaušinio. Tai tiesiog reikėtų matyti tą atvirumą. Turbūt geriausia pamoka mano yra ta, kad net būdamas kiaušiniu gali kažką išmokyti vištą. O bendrai paėmus, tai visada reikia įvertinti tą santykį, kurį turite. Višta ir kiaušinis vadinamieji, nes iš jo ir susideda labai daug gyvenimo prasmių. Turbūt tas rūpestis, globa kiaušinio vištai duoda irgi geros patirties. Tai čia yra vienas rimčiausių pamokų, nes kažkada tu pats turėsi kiaušinį, turbūt, kurio reikės rūpintis, kad ir kas tai būtų, ar čia tiesioginė nuoroda į vaikus, ar tai yra kažkoks darbas, pasiekimai, ar tavo karjera, ar tavo turtas, ar tiesiog kiti žmonės ir santykis su jais. Tai visada mes judam tarp kiaušinio ir vištos tose linijose ir niekada vienas nebūna tik viena. Na kągi, ačiū labai už pokalbį, už pasidalintą patirtį ir mintis. Primenu, kad šiandieną mano svečias buvo Paulius Gritėnas, filosofas, publicistas. Ačiū. Ačiū Jums. Jaukių visiems skaitimų.